Viskel. Ką bus? Bus gera. Bus gera? Bus gera, bus gera. A, tai viskas, išlydėjo draugai ir artimieji mus į mūsų šventą kelionę. Minam dabar jau į autobusų stotį ir 10:11 bus mūsų autobusas į Taliną. Apie 7 val. Būsim ryte Taline ir startuosim. O, priparkuoja mūsų transportų priemonės ir keliausim pamiegot. Susitiksim Taline. Bye bye. Nu ir labas rytas. Mes jau Taline. Kelionė biškai buvo sudėtinga, nes reikėjo autobuse biškai bandyti nusnausti, nifiga nepavyko. Tas jaunuolis iš vis be miego. Ane? Nu ir čia labai gražu. 8 ryto. Temperatūra jau kyla. To reiks jau nusirenginėti. Tai šiandien lauk 180 km. Greičiausiai stosim Parnu, užkasim. Ir tada dar lauks kokių 70 km iki mūsų nakvynės. Tai šiandien 180 iš viso. Ir ten jau bus netoli Latvijos sienos. Konč dara? Magiškas skystas. Kas jį? Iš Decathlon? Electrolytes. Tai 5 km nuo Talino, kol kas vien dviračtakai. Biškai dviračtakai Estijoj tokie greitkelio šalikelės, bet plačius. Bet visai normaliai. Tai padarėm per rokėlių užkastą elektrolitų biškim. Atsigersim. Ir judėsim. O, elektrolitai, energetiniai. Nu, geriausi. Biškį gavom estiško gravelio. Kažkur čia mus nuvedė. Bet panašu nedaug. Kas buvo? Prakols? Vėl tapkės pametė. Pernai fainuolis tapkį pametė. Nu gražu. Iki Parnų liko 60 kg. Esam 90 gal jau. 95. Nesitikėjau. Biškai buvome partijos, sustojau užkast. Sutikom vietinį suomis gyvenantis Parnų, vedęs moterį iš Rygos, gyvena Estijoje. Nu, tai vat, pasidalinom savo kelionės patirtim. Biškai nustebo, kad mes čia į Vilnių važiuojam. Bet, manau, ne pirmas ir ne paskutinis, kuris čia nustebo. Tai biškai keičiamės kas 5 kilus. Tokiu dviračių taku. Ir artėjom link Parnų. Parnų darysim pertraukėlę, pavalgysim, papietausim normaliai užkasim. Kepsniuką kokį. Ir tada bus likę gal pem iki mūsų pirmos nakvynės vietos. O dabar judam, keliam savo AVG. Iš pradžių buvo sunkiai kilo iki 2-4 vos jau pakelt, bet dabar jau biškai žiūrim, artėjam prie 2-5. Aha, pagaliau gražių vietų kažkokių padavė. Nu, kol kas kažkas gražiausia. Aš gražiausias. Čia antrą veitį. Jo, žiūrė, Vytis, Estų Vytis. Jaris koks nors bus. Ne, Jaris būtų suomis. Estiška vata paskimo. Toris. Ne velto tas miestelis pavadins Toris.
kad nereiktų vėl į Vyckos kapšelį žiūrėti. Biškį prasimankštinti reikia. Traukia biškį. Aišku, su kameru sudėtingiau. Be kameros iš karto pirkėt. Tai iš tiesų. Pit stop. Biškį užkasėm. Golfo, kas čia? Parnų bei Golf Links. Da biškį golfo sumesim porą dobučių. O. Kains pamatysim, apsisuksim, važiuosim atgal. Užsėsi Estiją. Damušinėjom paskutinius 20 km. Ir šiek tiek sunku po pietų ar ten vakarienę. Sunku dabar pasakyti, ką mes ten valgėm. Ir po estiško elektrolito norėtųsi jau kojelės ištiesti, atsigult ant žolytės pagulėti ir pailsėti. Viskas. Baigęs. Tėvai. Baigęs, tėvai. Žiūrėk, čia picas pardavinė. Jaučka bus išbandyt picą. Toj terasytei mes elektrolitus atstatinėsim šiandien. 200 metrų iki jūros. Bus matyt. Viskas, ką turim, 183 Ne, kiek tu susuka? 186. Nu, aš sumerdžinsiu savo stravą ir bus 186 irgi. O, viskas. Pirmą dieną baigta. Rytoj. Bijau pagalvoti apie rytoj. 240 kg. Startuojam iš Estijos. Užsukam pavalgyt ir paragaut latviškų elektrolitų ir rytoj finišuojam Biržuose. Au revoir. Atsakingas momentas dabar. Turim padaryti didelį darbą. Nebištel praumeną. Kadras bus. Gražus traukinys buvo, gražus traukinys.